Esame svečiuose tarptautinėje kompanijoje Wix, kuri užsiima internetinių platformų gamybą, kuri padeda vartotojui susikurti savo puslapį nuo nulio iki pat pabaigos. Gal galėtume trumpai papasakoti, kuogi užsiima kompanija Wix? Wix yra kompanija, iš tikrųjų, tai yra internetinių puslapių kūrimo platforma, kad žmonės neturintys jokių programavimo žinių galėtų susikurti savo puslapį. Tai mes Lietuvoje ir kūrėme tą platformą, kuria naudojasi net dabar jau, kiek žinau, 80 milijonų vartotojų. O jeigu iššifravus patį trumpinį Wix, ką jis galėtų reikšti, ar turi kažkokią prasmę? Nieko neturi jokios prasmės. Iš tikrųjų, Wix, kai jie įkūrinėjo mūsų įmonę, tiesiog ieškojo, kad gražiai skambėtų ir būtų laisvas domenas. Ir kuo trumpesnis pavadinimas. Taip ir gimė tas Wix. Can you please tell us how did it happen, like Wix.com decided to establish their branches here in Lithuania? Okay, so we initially came to Lithuania looking for a good, inspiring culture, business culture and development culture. We found in Lithuania the type of culture that we looked for, and we're excited to start a business here, start a branch here. Galbūt jūs žinote, kiek darbuotojai dirba kompanijoje globaliu mastu ir atskirai Lietuvoje? Globaliu mastu yra virš 1000 darbuotojų, o Lietuvoje dabar turime liktais 43, žodžiu, plus 40. Matytas augimas ir mes tikimės augti ir po truputį dabar esam kol kas 2 metai Lietuvoje, tai va turim 40. Su laiku augti ir augti. Kaip atsitiko, kad visgi nusprendė dirbti kompanijoje Wix? Turbūt pagrindinė priežastis, kodėl aš nusprendžiau dirbti, tai žmonės, nes žinau, kad šitą kompaniją priimami tik tai patys geriausi žmonės ir kiekvienas profesionalas nori dirbti su geriausiais žmonėm. Tai čia turbūt pagrindinė priežastis. Aš išgirdau, kad labai geri žmonės, geri specialistai, tai labai norėjau irgi su pačiais geriausiais Lietuvoje žmonėm. Na, man iš tikrųjų, renkantis darbovietę yra svarbus 2 aspektai. Tai vienas be abejo yra profesinis, tai yra kokios technologijos, kokie projektai, bet antras nemažiau svarbus yra socialinis arba, tarkim, mano asmeninis sprendimas. Tai pavyzdžiui, aš išgirdau, kokia yra kompanijos kultūra, kokie žmonės dirba, kaip tai yra viskas vyksta, kokia yra galų gale organizacijos struktūra. Ir man iš tikrųjų patiko tai, ką aš išgirdau, kad tai yra visiškai laisva aplinka ir žmonės tau netrukdo dirbti, tu gali nevaržomai tobulėti, nes tarkim mes turime ir tokius dalykus kaip Guild Day, tai yra kiekvieną ketvirtadienį mes dirbame atskirai nuo savo projektų, kartu renkamės ir tarkim ten darom kažkokius tai užduotis, sprendžiam kažkokias problemas, kurios nesusijęs su mūsų tiesioginiu darbu. Wix company has many employees globally and in Lithuania. Can you please compare workers here in Lithuania with the other countries? Yeah, so basically Wix, in any branch we go, either we have many branches, we have in Israel our headquarters, we have in Lithuania, we have Ukraine, we have the US, we might have another one in Berlin. In any place we go, we look for the most talented people and the cool people to fit our company, to fit our culture. We're trying to make a really, really nice and inspiring working space to allow people to have a really cool and great environment, and to look really for the best talents for any position that we have. And this is like some guideline that we have in any branch. And of course, in Lithuania, we managed to do so. And in the past 2 years, we became like almost 50 people company, and it shows that we probably chose right. O galbūt naudojat kažkokias priemonės, kuriomis yra lepinami ir motyvuojami darbuotojai? Tai manau, nėra nei vienos įmonės, kurios nelepintų, ypač IT srityje. Tai pirmiausia, mes žinoma turime
pusryčius, pietus, ten užkandžiai, tai čia tokie, kaip ir manau, kaip ir įprastas dalykas, plus mes duodam akcijų darbuotojams Wixų Global įmonės, tai tikrai visi noriai seka ir jaučia savo indėlį į įmonę. Aišku, nepasakos, ten yra tai sveikatos draudimai, ten visokias happy hours, lietuviškai čia vadinasi Laimės valandos. valandos, visokios išvykos ir taip toliau. O galbūt vyksta kažkokie įdomesni team buildingai, ar šiaip gal yra kažkokie ritualai, kad jūs kažką darot kartu, girdėjom, pusryčiaujat, gal dar kas nors yra įdomus? Taip, pusryčiaujam visi kartu, kaip didelė šeima, kelis kartus per savaitę. Ir dažnai būna taip pat team buildingai, neseniai plaukiam irklentėm, tikrai daug laiko praleidžiam kartu ir atvažiuoja žmonių iš Izraelio, mes taip pat ten keliaujam, kare susitinkam, einam į barus ir tikrai daug laiko praleidžiam ne darbo aplinkoje, bet tokioj labiau kaip draugų. Mes turim įvairių pomėgių, tai pavyzdžiui, mes turim krepšinį, susirenka vaikinai pažaisti, turim savo Wix bandą, kas buvo labai faina, nes kai atėjau, tai buvo 30 žmonių ir jau turėjom savo bandą. Taip pat yra žmonės, kurie domisi dviračiais, tai mes pasidarom tokias išvykas ir tai yra netgi ne tai, kad organizuoja kompaniją, o patys susiorganizuojam. Penktadienio vakare dažniausiai kažkur einam visi kartu pabūti. Mes čia iš Vilniaus keliaujam į Izraelį bent kelis kartus per metus, galbūt ir dažniau, priklausomai nuo to, prie kokių projektų dirbame. Matome, Wix kompanijos aplinka yra tokia moderni, tačiau visgi tai yra senamiestis. Ir kokiasgi patalpos buvo prieš tai? Galbūt žinote kažkokią jų istoriją? Tikrai taip, čia turi labai seną istoriją, kaip čia pasakyti, ir senais laikais tai čia labai 16-14 amžių, man atrodo, čia buvo ten vadinama gildijos namai, bankas, o prieš Sovietų Sąjungos laikais tai čia buvo mados namai, kuriuo metu ten būdavo kelios tos kolekcijos atrinktos ir ten eidavo, žygiuodavo per podiumą ir rodydavo, kokius modelius nešios Lietuvoje. Tai čia tokia vadinamas tas Sovietų Sąjungos mados lopšys čia buvo tam senamiestyje. And the last one and tricky question. Do you think that to establish another office in Lithuania was a success story? Well, absolutely. I mean, if you look around you, you will see many people are working. We are recruiting more. I think we have a really fantastic, good-looking office, great working environment for our people. So definitely, yeah, a huge success that we plan to increase and maintain more and more. O kur norėtume dar nuvažiuoti? Mūsų kompanija dar turi keletą ofisų ir Amerikoje, tai visai būtų smagu, kada nors ir ten užsukti. Taip pat turim ir Braziliją, ir kažkur Azijoje, tai visai būtų, manau, kad tikrai smagu kiekvienam iš mūsų pakeliauti truputį. Dėkojame Wix kompanijos darbuotojams ir atstovams už malonę viešnagę. Ir tarp kitko, kava buvo labai skani.